LT ir Delfi priklauso tiem patiem užsienio šeimininkam, ir jie yra užsienio agentai. Turėtų užsiregistruoti Lietuvos teisingumo ministerijoje ir deklaruoti, kiek jie gauna pinigų už tai, kad nukreiptų tam tikrą nuomonę Lietuvos žmonių. Taigi jie pastoviai daro, jau labai seniai, daro apklausas apie Vėgėlės reitingus prezidento pozicijoje prieš 20 mėnesių. Beveik prieš 20 mėnesių, 22 metų birželio mėnesį jie pirmą apklausą padarė. Taigi, tai dabar jie padarė vėl gruodžio mėnesį apklausą, kai pirmą kartą buvo leista mano pavardę įtraukti. Nes užsakovas, turiu atsakymą, užsakovas Vaitkaus pavardės neleisdavo įtraukti į kandidatų sąrašus ir neteikdavo žmonėm. Tai dabar pirmą kartą ir 24% žmonių apie mane teigiamai pasisakė, kad jie palaiko Vaitkų, teigiamai vertina. Tai reiškia, truputį virš 600 000 Lietuvos žmonių turi teigiamą požiūrį į Vaitkų. O 750 000 iš vis nežino, kas tas yra Vaitkus. Tai aš sakau, čia yra potencinė didelė rizika, ne rizika, potencinė didelė galia. Reikia mums tik tai kalbėti ir mano mintis palaikantiems žmonėm kalbėti su savo aplinkiniais žmonėm ir tada greitai, aš taip tikiuosi, bus ne 600 000, o milijonas žmonių palaikančių mano požiūrį, kaip Lietuva turi toliau vystytis, kad atgautumėm savo nepriklausomybę ir patys būtumėm šeimininkai. Tai tokia gera naujiena.